Labadiena visiems prisijungusiems, matome gan gausų dalyvavimą. Tai pradėsime šios dienos renginį. Šiandieną aš, Martynas Daugirdas iš EY Ernst & Young, kurie esame paslaugų teikėjas ir pradinėme etape padedame IVPK su šio projekto inicijavimu. Pradėsime, šiandien pabūsiu kiek įmanoma moderatorium šio renginio metu. Projekto įvadinis pristatymas, projektas vadinasi trumpu pavadinimu duomenų valdymo modelio sukūrimas, tačiau už to slypi nemažai detalių ir yra gan svarbus Lietuvai, Lietuvos viešo administravimo sektoriui ir matyti plačiau. Trumpai pristatysiu šio susitikimo darbotvarkę ir po to perduosiu žodį IVPK vadovui Tomui Misevičiui. Tai gal trumpai tada kitą skaidrę apie darbotvarkę šiai dienai, šios dienos susitikimui. Tai gausiai prisijungia, matome virš 100 žmonių gerokai, gal kai kurios institucijos kartojasi pagal prisijungusiuosius. Kaip bebūtų džiugu matyti tokį gausų dalyvavimą net pirmajam renginyje. Turėsime renginių seriją dar 3 renginius šią temą, tiem, kas nesuspėjo šiandien ar negalėjo sudalyvauti. Tai po įvadinio žodžio trumpai Martynas Mockus iš IVPK pristatys paties projekto esmę. Skirsim tam 20 minučių, iki 2:30 pabandysime sutilpti. Ir po to iš EY komandos pusės trumpai pristatysime pagrindinės pradinės veiklas, ką dabar daro informacinės visuomenės plėtros komitetas, kaip paruošiamąsias veiklas, kaip inicijavimo planavimo veiklas. Ir trumpai pristatysime prašomo tokio greito namų darbo, pradinės informacijos užpildymo pateikimo, kur kolega Vladas šiandien taip pat prisijungęs iš EY komandos pristatys detaliau. Ir vėliau, pabandydami sutilpti į 40 minučių nuo pristatymų, gal ir greičiau, apie veiklas ir reikalingos pradinės informacijos pateikimą, apie pačią anketą, po to skirsime laiko klausimams atsakymams. Tai šiandien tiek. Tomai, tikiuosi esate prisijungę, tai prašome įvadinį pradinį žodį tarti jūsų. Ačiū Martynai, ar girdžiuosi? Puikiai. Tai sveiki visi ir ačiū labai, kad prisijungė tokiu svarbiu klausimu. Aš galiu tik paantrinti Martynui, kad pokyčiai, kurie mūsų laukia, tikrai turbūt yra vieni svarbiausių, bent jau man kaip iš IT sferos ateinančiam žmogui ir apskritai, ta prasme, kaip mes valdysime duomenis, ką mes veiksim su informacija, kaip sistemos sąveikaus, nes turbūt nepaslaptis, kad informacija yra duomenis, informacija apskritai, ta prasme, informacija yra pakankamai svarbus dalykas mūsų kasdieniam gyvenime, tiek sprendimų priėmime, tiek pagrindinių paslaugų pagrindas, inovatyvių sprendimų pagrindas ir panašiai. Lietuva nebuvo gal lyderių gretose pasaulyje jau kurį laiką skaitmeninėje ekonomikos rinkoje, ta prasme, užėmėm gan mažą procento dalį. Ir labai džiugu, kad pagaliau pradėjo rastis teisinis reguliavimas būtent šitos rinkos dalies didinimui, kur dabar dominuoja tokios šalis kaip JAV, Kinija ir kitos užimančios gan didelį procentą šitos rinkos. Tai dėl teisinio reguliavimo jau prieš keletą metų Europą priėmė Europos parlamentas ir Europos duomenų strategija, kuri kalba apie bendrą duomenų rinką ir ES konkurencingumą, duomenų suverenumą ir tam reikalingas gyvendinimui priemonės tokius kaip saveikumą, įrankius, technologijas, elektroninių paslaugų vystymasi, atviro kodo sprendimus, nepriklausomas technologijas viena nuo kitos ar nuo šalių. Tai va, prieš keletą dienų priimtas Europos sąveikumos aktas, kuris irgi yra toks kaip tiesioginio taikymo reglamentas, kuris užtikrins viešojo sektoriaus įstaigų efektyvesnį bendradarbiavimą, taupys mūsų kaip piliečių laiką, kai gaunant tas paslaugas, skaitmeninės paslaugas, 100% skaitmeninės paslaugas,
pagreitins tų paslaugų vystymąsi. Tai ir aišku, reiktų paminėti turbūt valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, kurio redakcija įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną, kuri irgi teisina būtent šituos duomenų valdysenos pokyčius, kuriuos mes šiandien pristatysim su kolegomis ir partneriais. Tai va, tai teisinį reguliavimą turim, startuojam su pirmuoju projektu, tai yra duomenų valdymo modelio sukūrimu, kuris atliks pamatinę šių pokyčių funkciją, įdiegs standartus, informacinės sistemas, įrankius, modelius, apie kuriuos tikiuosi plačiau papasakos kolegos ir padės įstaigoms susitvarkyti viduje, išsivystyti reikiamas kompetencijas, šias vykdančias naujas funkcijas. Tai tiek, gal turbūt reiktų paminėti, kad tai nėra vienkartinis projektas, taip kaip mes įsidiegsime, taip kaip mes toliau ir turėsime dirbti, tai yra integruoti sistemas, konstruoti skaitmeninės paslaugas, užtikrinti duomenų mainus tarp sistemų, būtent taip, kaip mes šitam projekte sutarsime ir su mūsų pagalba jūsų įstaigose įsidiegsim. Nauda bus visiems ir tiek įstaigoms, užtikrinant duomenų mainus, Lietuvos gyventojams gaunant skaitinės paslaugas greitas, Lietuvos gyventojams migruojant Europos Sąjungoje, tai yra gauti tas pačias skaitinės paslaugas kitose šalyse, na ir specialistams be abejo integruojant sistemas. Tiek, tai linkiu sklandaus bendradarbiavimo ir sėkmės šitoj kelioniai. Ačiū labai, Tomai. Tada aš iš karto nedelsdamas bandau perjungti skaidrę. Taip, reiškia, man teko garbė, sakykime, plačiau papasakoti nuo visos tos IVPK komandos, kuri prisidėjo dirbant prie šio projekto, sakykime, planavimo. Tai pavadinimas to pristatymo yra, reiškia, pristatymas būsimiem partneriam. Tai iš tikrųjų mes jūs susikvietėm iš karto, jau sakom, kad jūs būsite mūsų partneriai projekte. Ar norit to ar nenorit, iš tikrųjų nelabai mes turime pasirinkimo, nes kaip ir Tomas minėjo, kad ateina tas reguliavimas iš Europos, reiškia, institucijų, paslaugos iš tikrųjų keičiasi, ten praktiškai 360 laipsnių, nes turės tos pačios paslaugos būti suteikiamos visoje ES erdvėje. Ir reiškia netgi tom kalbom, kurias supranta oficialiom ES kalbom. Tai turbūt dauguma esat, reiškia, IT srities specialistai, ekspertai, tai suprantat, kad tai yra iš tikrųjų didelis tas pokytis, kurį reikia įgyvendinti. Lengva labai pasakyti ir priimti politinius dokumentus, bet įgyvendinti ir ypač tokį pokytį per trumpą laiką iš tikrųjų yra didelis iššūkis. Na ir IVPK komandai, sakykime, buvo nemažas iššūkis, kadangi reikėjo pasinaudoti šiom RRF lėšom, kurios turi labai aiškius limitus laiko, per kiek laiko reikia išnaudoti tas lėšas ir pasiekti rezultatus. Na tai atleiskite, jeigu ne viskas projekte vyks sklandžiai, tiesiog buvom įspausti tokius rėmus ir aišku prašysim jūsų tokio požiūrio, reiškia labai stipriai nesmerkti mūsų ir prisidėti prie to projekto ir judėti link tų paslaugų, kurių reikia iš tikrųjų visiems ES piliečiam. Tai kažkaip žiūriu, nelabai nori, persijungia visgi. Tai trumpai aš aptarsiu bendrą informaciją apie projektą, kokioje esam situacijoje dabar, ką turim pasiekti. Ir, reiškia, kokias bendras veiklas vykdysim ir kokias paslaugas, reiškia, suteiks rangovas Ernst & Young Baltic, kurie ir toliau perims pristatymą šį. Tai
bendra gal informacija yra apie tai, kad projekto tikslas yra gana labai ambicingas. Mes dar pradėjome planuoti, atėjo tas poreikis iš, sakykime, vidinių valstybės, sakykime, poreikių, tai buvo suplanuota, aiškiai, ateities Lietuvos planiniuose dokumentuose šitas pokytis ir mes kartu su VDA, IVPK kartu su VDA įgyvendina, žodžiu, skaitmeninės darbotvarkės tam tikrus pokyčius. Reiškia, jeigu VDA labiau integruoja duomenis į duomenų ežerą, tai VPK labiau yra atsakinga už standartų, reiškia, parengimą, už techninių priemonių įgyvendinimą ir įdiegimą, apmokymą, reiškia, įstaigų, institucijų, darbuotojų. Tokie gal pagrindiniai, sakykime, aspektai. O dabar tokius keywordus sudėjau, kad truputėlį jums nupiešti tą tokį plačią įvairovę šio projekto. Tai iš esmės bus siekiama kuo daugiau valstybės pagrindinių duomenų pateikti kaip linked data, reiškia, arba lietuviškai susietieji duomenys. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokius duomenis, automatu gali integruoti dirbtinio intelekto įvairūs produktai. Reiškia, tos duomenys galės suprasti vienodai ir ten latvis analizuodamas tos duomenys ir lygiai taip pat ir lietuvis. Ir atitinkamai visos ES valstybės, reiškia, dirba tą pačią linkme. Ir lygiai taip pat, jeigu reikės Lietuvos valstybės institucijom, tarkim, išsiaiškinti kažką apie kaimyninius, ten Latvijos, tarkim, miškus, jos galės tą informaciją gauti, suprasti, analizuoti, tai iš tikrųjų, tai bus didelis pokytis. Tai dabar, kai reikia susirinkti informaciją, gana sudėtinga. Tai vis labiau ES judės į duomenimis grįstą, sakykime, tą valdymą ir kurs ekonomiką, bendrą rinką realiai. Tai šitie visi elementai, duomenų pasiekiamumas yra labai svarbus. Tai tą tarnauja, iš esmės, linked data. Duomenų valdysena, tai čia, sakykime, įstatymų jau yra nuo naujų metų įtvirtintas toks reikalavimas valdyti duomenis. Reiškia, kol kas buvo tokios įvairios iniciatyvos, galima paminėti Vilniaus savivaldybę, buvo tokį pilotinį projektą ir, sakykime, pradėjo jie galbūt vieni pirmųjų Lietuvoje. Lietuvos bankas irgi iš tikrųjų ten apie 4 metus, reiškia, tyrė, kaip geriausia būtų valdyti Lietuvos banke informacinės sistemas. Atėjo laikas iš tikrųjų valdyti centralizuotai tos duomenys, vienodai visose institucijose pagal aiškius kriterijus, aiškią tvarką. Tai iš esmės šis projektas padės įdiegti tą duomenų valdyseną į institucijas. Taip pat sužinosite tokį naujadarą, sakykime, DCAT APLT. Ką tai išvertus reiškia? Tai reiškia Lietuvos metaduomenų standartą, tam tikrą modelį, pagal kurį yra tvarkomi metaduomenys. Reiškia, šitie reikalavimai ateina baziniams registrams, tai yra iš esmės tai, kas yra RISRO objektai, kitaip tariant, pagrindiniai registrai ir informacinės sistemos. Tiesa, pagal pasikeitusi įstatymą, reiškia, dabar registrai tampa informacinėmis sistemomis, tai vadinsiu vienu žodžiu, reiškia, registrus informacinėmis sistemomis. Pratinsiu po truputį prie naujų terminų. Toliau pats RISRas arba, reiškia, registrų ir informacinių sistemų registras, kurį galite rasti registrai LT, kuris iš esmės dabar tarnavo toks kaip puslapis su lentele informacijos. Tai jisai, aiškiai, yra iškelti labai dideli lūkesčiai
Yra nusižiūrėta, kad kai kurios šalis, pavyzdžiui, Slovenijos, galite pasinagrinėti, tokia Meta.js yra informacinė sistema, reiškia, turi labai daug informacijos sukaupę vienoje vietoje. Praktiškai toks kaip portalas apie informacinės sistemas ir registrus, viską gali rasti. Taip pat norim papildyti automatiniais tokiais įrankiais, kurie leistų, reiškia, informacinių sistemų vystytojams generuoti dokumentaciją, taip pat tvarkyti metaduomenis, planuoti sistemas, visą ciklą organizuoti, reiškia, informacinės sistemos panaudojant tam tikrus automatizavimo įrankius. Tai labai tikimėmės, kad atsiras šių projekto metu. Taip pat labai toks įdomus ir svarbus pokytis, atsižvelgiant, kaip gerai suveikia fintecho Open Banking, reiškia, tą reformą, kai buvo įdiegtas vieningas Open API. Reiškia, pagal vieningą specifikaciją buvo pradėti keistis duomenys. Tai lygiai taip pat tiek ir Europos komisija rekomenduoja šitą, tiek ir yra apsisprendimas, reiškia, ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos didelis palaikymas ir bendras sutarimas, kad reikia iš tikrųjų baigti su to zooparku, kuris dabar egzistuoja, skirtingų to jungčių visų sąrašų po truputį, reiškia, turim judėti link vieningos specifikacijos, reiškia, duomenis tarp valstybinių informacinių sistemų turi keliauti pagal vieningą specifikaciją, kai tai įmanoma. Reiškia, esamos jungtis, ką darysi, jos dar egzistuos, bet po truputį vystantis sistemom jom turėtų pasikeisti. Reiškia, tas visas jungtis bus galima lengvai surasti apie repozitoriją, reiškia, bus techninė informacija reikalinga, reiškia, būsimų paslaugų vystytojams. Labai didelis darbas laukia, tai metaduomenų sutvarkymas, nes praktiškai, apleista šitas sritis yra Lietuvoje metaduomenis, tai didelis darbas ir didelis resursas yra skiriamas šio projekto metu metaduomenų tvarkymui. Toliau atsiranda dar tokia, siekis yra įdiegti tokią naujovę, reiškia, dabar norint gauti duomenis tarp informacinių sistemų, pirmiausia, reikia dar susitarti sutartimi. Ir būna, kad tos sutartis, jų derinimas užtrunka per ilgai, net esam girdėję net ir virš metų. Tai tikslas yra iš esmės automatizuoti šį procesą maksimaliai, reiškia pasitvirtinti tarp valstybinių informacinių sistemų, reiškia teisės tos sutarties tekstus, padaryti juos automatiškai įgyvendinamos. Reiškia, kai yra jau pasirašomas jos, reiškia, įvyksta automatinis jų gyvendinimas. Pasikeitė teisės aktai, reiškia, uždraudė kokiai sistemai gauti duomenis, automatiškai tai duomenis nutrunka. Reiškia, tarp sutarčių ir realaus įgyvendinimo duomenų teikimo, turėtų būti lygybės ženklas, neturėtų būti, kad netyčia kokia užsimiršo sutartis, ar ten nenukeliavo iki IT departamento ir duomenys toliau keliauja. Tai, sakykime, padės išvengti ir tų tokių problemų. Duomenys yra tikslas, kad jie būtų laikomi centralizuotojai metaduomenų bazėje. Taip, institucijos galės turėti ir savo metaduomenų bazės, bet modelis toksai valdymo yra daromas, kad reiškia, tas pagrindinis ir vienintelis tiesos šaltinis turėtų būti centrinė metaduomenų bazė, kurią kuria IVPK. Ir labai svarbus, aišku, elementas yra mokymai, nes reikia pripažinti, kad iš tikrųjų neturime daug žinių šitoj srityje. Lietuvos universitetai dėja kažkaip apleido šitą sritį ir nelabai vysto. Tikiuosi, kad po truputį keisis šitą situaciją, bet aišku, mums yra tikslas, reiškia, išmokti, kaip tai reikia daryti, kaip tvarkyti duomenis, metaduomenis pagal šiuolaikinius, sakykime, iššūkius.
Taip, dabar, atsiprašau, trumpa informacija, kad mes su investicinio projekto rengimu skaičiuojant, sakykime, pradėjom 22 metų pabaigoje, bet realiai projekto finansavimo sutartis tai tik tai šiandieną buvo pasirašyta, sakykime, užtrukom truputėlį derindamiesi su partneriais, dar buvo tam tikrų iššūkių. Biudžetas, kaip tokiai didžiuliai reformai, tai jisai nėra didelis, kadangi projekto partnerių numatoma 131. Reiškia, kai išdalini tą sumą ant projekto partnerių ir dar reikia sukurti programinę įrangą, reiškia, ne tokia ir didelė ta suma belieka. Toliau, kokie esam įspausti rėmus RRF rezultatais, tai už kuriuos atsiskaito Lietuva Europos komisija ir yra įsipareigojus. Tai reiškia, šių metų gruodžio mėnesį jau turi būti pradėtas taikyti duomenų valdysenos modelis. Ir pirmosios informacinės sistemos, būtent čia pasirinkta registrų centro ir sodros, reiškia, jau veikia pagal tą modelį. O toliau iki 26 metų, reiškia, balandžio mėnesio, tas RRF-inis, sakykime, yra kaip ir antras ketvirtis. Čia labiau CPV mus prašo, kad mes balandžio mėnesį užbaigtume projektą, tai reiškia, turėtų ir jūsų visų tos valdomos informacinės sistemos būti pritaikytos, reiškia, veikti pagal tą duomenų valdysenos modelį ir reiškia, aprašytos jungtis. Tai laiko dar yra aprašymui, yra tam tikrų rizikų, sakykime, su programinės įrangos sukūrimo ir veikimo. Visgi iš tikrųjų tai yra labai aukšti kriterijai ir kibernetiniam saugumui, nes tas įrankis, sakykime, jisai įsidėgia į pagrindinės informacinės sistemas, neduok tu dieve, kaip sakant, per ten atsirastų papildoma kažkokia kibernetinė spraga. Tai aišku, iššūkių yra daug ir, reiškia, nemažai to darbo laukia. Dabar tokios bendros veiklos, tai dabar vyksta dar vis, pavadinkim, planavimo fazė ir dėl ko mes jūs surinkom. Tai iš tikrųjų, kad suplanuotume su jumis, kaip pas jūs įstaigoje dėl jūsų valdomų informacinių sistemų, kurios yra įtrauktos į, reiškia, registrų ir informacinių sistemų registrą, kaip dėl jų mes, reiškia, pasieksime tos rezultatus. Tai netoks jau ilgas laikas likęs planavimui, bet per šios metus mes turim su jumis sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Reiškia, jungtinės veiklos sutartį jau bus visas tas planas, kaip mes su jumis dirbame. IVPK yra vykdžius truputį panašų atvirų duomenų projektą su kai kuriom institucijom, apie, sakykime, 2-3 kartus mažiau negu šiame projekte, bet šiokią tokią patirtį turi. Tai mes bandysim tą patį modelį taikyti, bet iš tikrųjų skatinsim labai pačias institucijas kuo labiau įsitraukti ir, sakykime, yra variantai, kad IVPK perka centralizuotą rangovą ir viską padaro, bet iš tikrųjų, rangovas ateina su kompetencija, sutvarko ir išeina, o institucijom paskui reikės jau pačiom tvarkytis. Tai galbūt ir verta pagalvoti, galbūt verta, žmonės viduj auginti tas kompetencijas ir, reiškia, ir, kompensuotis per atlyginimas, per darbo užmokestį. Dabar dar vyksta specifikavimo fazė, truputėlį vėluojam su šia veikla, norim iš karto jau pradėti, reiškia, pirkimus programinės įrangos kūrimui, vystymui. Kai kuri programinė įranga iš tikrųjų bus panaudojama iš atvirų duomenų projekto. Reiškia, yra toks sukurta spinta, tokia, gal tie, kas su projektu atvirų duomenų esat dirbę, reiškia, jinai bus toliau vystoma. Taip pat atvirų duomenų katalogas, lygiai taip pat kaip, reiškia, Europos komisija migravo į duomenų tokį portalą, lygiai taip pat ir čia bus jisai vystomas, kol
atitiks tos laukiamus kriterijus. Na ir kaip jau būna su IT projektais, turbūt iki projekto pabaigos bus vis tobulinama, bus kažkokia taisoma atrastos klaidos. O kas liečia partnerius, tai tokie didžiausios tos veiklos, metaduomenų tvarkymas, tai pirmas etapas yra skirtas registrų centrui ir sodrai, o antras jau visom likusiam institucijom. Reiškia, sodra ir registrų centras, jie, sakykime, tie pionieriai, kurie ištestuos ir atsižvelgsim, kaip jiems sekėsi. Na ir aišku, dar laukia nemažai tų iššūkių ir su jūsų valdomom sistemom, nes, jos yra labai įvairios. O, sakykime, tokios inventorizacijos, rimtos šaly dar nėra atlikta, tai čia bus proga suprasti, ką valstybė turi ir kokie iššūkiai laukia. Labai trumpai, kad problemas, jūs turbūt ir patys jaučiate, kad iš tikrųjų kūrėjam paslaugų yra labai sunku surasti reikiamus duomenis, galbūt reikia pasiskambinti, paklausti, netgi kai kurios institucijos, pavyzdžiui, Sodra, sako, sakykit, ko jums reikia, mes jums, reiškia, tokius duomenis ir duosim, bet tada užtrunka, kol tos duomenis galbūt parengia. Tai šis projektas turėtų tą problemą išspręsti ir jeigu gerai veikia aprašyti duomenis, tai manytume, kad tada įmanoma tas elektroninės paslaugas labai greitai kurti. Pavyzdžiui, ukrainiečiai karo metu, tarkim, sugeba per 3 dienas, aišku, sukurti elektroninės paslaugas. Tai aišku, čia būtų svajonė toks greitis, bet jeigu pavyktų sutrumpinti iki kelių savaičių, tai būtų tikrai labai gerai. Toliau sudėtingos yra gana mainų procedūros, vien dėl tų derinimų įvairių, dėl techninių skirtingų niuansų, reiškia nestandartizuota, dėl to, reiškia, išbranginami yra tie kaštai jungčių. Čia, kaip minėjau, nežino iš esmės valstybė, ką turi. Taip pat dokumentacija, pavyzdžiui, informacinės sistemos, ten kokie nuostatai, specifikacija, jinai tokia popierinė guli savo, informacinė sistema egzistuoja savo, reiškia, tarp jų toks ryšys yra labai nestiprus. Tai tikslas yra padaryti taip, kad atitiktų, kad tai būtų automatizuojamai pildomi tam tikri laukai. Toliau, reiškia, šiaip duomenų tokios architektūros valdymo nelabai yra valstybėje. Ir iš ES, tai kur ateina reikalavimai, aš dar truputėlį kai kurios parodysiu, tai kad, pavyzdžiui, visom ES kalbom turėtų būti metaduomenys kaupiami, kad turi būti tam tikri saveikumo, sakykime, programiniai sprendimai naudojami, reiškia atviras kodas, arba tik ES gamintojų, reiškia programinė įranga. Tai čia toks ateina įdomus iššūkiai, iš tikrųjų valstybėje pas mus dabar yra įvairiai, tai po truputį turėsim prie tų saveikumo reikalavimų prisitaikyti. Ir, kaip minėjau, trūksta žinių. Ką mes, čia kaip pavyzdys, ką turėtume, aš tik tai porą tokių elementų, jūs patys galite atsidaryti Europos duomenų portalą, pasirinkti, reiškia, tik tai tos ribojimus duomenys. Ir ten kaip vieną čia iš tų pavyzdžių pasėmiau, tiesiog parodyti, kad jau, nors ir tai automatinio vertimo priemonėmis, bet jau, tarkim, čia XML yra, tai machine readable formatu jau yra, tarkim, aprašas net ir lietuvių kalba apie ten olandų kažkokį tai rinkinį laikomą. Tai įsivaizduokit, kad turės tokie duomenys ir apie lietuviškus atsirasti. Toliau jau galima tam tikrą informaciją mūsų rangovai Stenjangas kūrė, reiškia, specifikaciją OpenAPI-aus, tai galite jau ir dabar pasižiūrėti tais adresais, susipažinti, gal turėsit kokių pastebėjimų. Tai reikės įsidiegti. Tas įsidiegimas yra keliais būdais. Vienas, reiškia, diegsitės spintą, tą vadinamą.
arba galite prisitaikyti savo informacinės sistemas, kad veiktų pagal šitą specifikaciją. Tai yra iš esmės keli būdai, pats paprasčiausias, nesukant galvos, įsidegėt, reiškia, arba rangovas įdegė ir jums nereikia sugalvos. Toliau čia tokia truputėlį schema, nenoriu labai lysti giliai į detalės, bet dar vienas yra vykdomas IVPK projektas, reiškia skaitmeninių paslaugų platforma, kurios metu, reiškia, bus dar gateway'us įdiegtas, reiškia, gateway'us veiks kaip vidiniai vartai arba išoriniai vartai, reiškia, priklauso ar valstybės reikmėm, ar į išorę iš valstybės keliauja duomenys. Taip pat, pagal, reiškia, viziją, ateityje duomenys į duomenų ežerą turėtų keliauti būtent per vidinius vartus. Reiškia, dabar, aišku, VDA yra priversta, kadangi nėra dar sukurtos tokios infrastruktūros, reiškia, priversta diegtis pas jus informacinę sistemą savo agentus, bet ateityje yra mintis, kad tai turėtų kisti. Reiškia, vidiniai vartai, jie kontroliuos, reiškia, prieigą, kad, netyčia taip nebūtų, kad tie duomenys, kurie nepriklauso, kad jie nekeliautų tiem, kam nepriklauso. Lygiai taip pat, kad tiem, kam priklauso, kad jie jos galėtų gauti. Taip, bendros veiklos kokios laukia, tai šiais metais mūsų, reiškia, pasitelkti tiekėjai atliks kartu su jumis pirminę inventorizaciją ir tada leis mums suplanuoti su jumis darbus, kuriuos mes turim su jumis atlikti per likusius metus. Ir, aišku, pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Kaip matom, tai derinimai užtrunka, iš tikrųjų dėl to norim pradėti anksčiau šį procesą, kad jau iki metų pabaigos būtų spėtos sudaryti visos jungtinės veiklos sutartys, kad galėtumėt pasinaudoti lėšomis šio projekto. O nuo 25 iki 26 metų balandžio, sakykime, aišku, pagrindinis fokusas į 25 metus, 26 palikti, kaip sakant, jau tiem sudėtingesniem ir vėluojančiom veiklom. Reiškia, pradėsim nuo mokymo jūsų, reiškia, paskirtų asmenų, programinės įrangos diegimo, ten, kur bus sutarta dėl jos, reiškia, metų duomenų tvarkymo, veiklos procesai truputėlį turės būti pertvarkyti, nes įsidiegiama duomenų valdysena, informacinių sistemų gyvavimo ciklas yra valdomas, išmanios sutartys atsiranda, tai tų tokių pokyčių bus. Ir dabar dėl rangovo, tai aišku, tų rangovų gali dar būti kitais metais ir daugiau, bet dabar iš tikrųjų esam nupirkę paslaugas, turi kolegos, reiškia, iš EIAIaus padėti jum suplanuoti ir lygiai taip pat, IVPK neturi tiek resursų, kad galėtų su kiekvienu partneriu, nes tai supraskit 400 praktiškai informacinių sistemų, didelis kiekis, žmonių nemažai, reiškia, tam suvaldymui buvo ir perkamos tos paslaugos. Ir tada gal plačiau papasakos tada EIAIaus specialistai, tada perduodu jam žodį. Ačiū labai, o paskui klausimus atsakysim po skaidrių. Ačiū labai, Martynai, už didelio paveikslo pristatymą, iš ties įspūdinga, kokie planai ir plačiai, ir konkrečiai šio projekto. Einu toliau turbūt į tas jau paminėtas veiklas ir truputėlį sudėliojant, struktūrizuojant į etapus ir į laiko tarpus, kaip dabar yra suplanuota, ir prieisim prie tų detalių. Žiūriu laikrodį 9 minutės virš plano esam, bandysime
intensyviau sutilpti, kokie etapai ir kokie terminai, į kuriuos dabar taikome. Čia dabar skaidrėje matote pagrindinės veiklas ir jas sudėliotas pagal tokius esminius riboženklius ir etapus. Apibrėžta linija yra 8 veikla, apie kurią detaliau pakalbėsime toliau šiandien, apie būtent vieną iš veiklų pirminę metaduomenų apimties analizę, jos atlikimą, kur reikia jūsų įsitraukimo. Bet dar prieš tai trumpai ir konkrečiai, ką jau Martynas paminėjo, dar pakartojant, ką darome pradiniuose etapuose, tai pirmas valdysenos modelio apibrėžimas, metaduomenų standarto, jau tą formą, kaip paminėjo Martynas, DKTP HLT, dokumento kaip tokio paruošimas ir paskelbimas. Ir skaitant ir apie įkūrimo ir čia sakom taip, duomenų paslaugų repozitoriaus, galbūt kitą terminę čia girdėsite, kūrimo ir tvarkymo modelio parengimo sukūrimo darbai. Planuojama finalizuoti antram ketvirtyje šių metų šios rezultatus tam, kad galima būtų judėti su kitom veiklom. Mokymai pagrindiniams partneriams, registrų centrai ir valstybės socialinio draudimo fondo valdybai, čia taip sakom Sodra, irgi planuojami šiais metais, kaip ir pagrindinės veiklos su pagrindiniais projekto partneriais per šiuos metus vyks. Tai didieji partneriai, kaip, vadinkim, pionieriai šiame projekte, su kuriais bus išbandomos priemonės, su partneriais, su kuriais bus atliekamos pirmosios metaduomenų surinkimo, katalogizavimo, apie repozitoriaus sukūrimo veiklos, taip pat ir tikėtina ir išmanių sutarčių išbandymo veiklos per šiuos metus, gan intensyviai darbuojantis su partneriais, bus kiek įmanoma pasirengiama 25 metų laikotarpį, kur įsijungs visa banga institucijų, kaip jau Martynas ir paminėjo. Tai ką iš tikrųjų reikia padaryti su trečiaja veikla ir aptarsim detaliau, kad tinkamai suplanuoti ir tinkamai sudaryti jungtinės veiklos sutartis, numatant apimtis su projekto partneriais. Tai labai svarbi veikla, kuri turi įvykti iki šių metų pirmojo ketvirčio pabaigos ir prašant tokio pradinio, bent nedidelio informacijos pateikimo, ar ne, tai atlikti, kaip sakyt, trumpai ir aiškiai iš pirmo karto, kad tai galėtume padėti atlikti informacinės visuomenės plėtros komitetui kaip projekto vykdytojui. Toliau paminėtina, kad su ketvirtąja ir vėliau penktąja veikla planuojama paruošti tą vadinamąją duomenų valdymo infrastruktūros informacinę sistemą, kuri tikėtina bus vadinama šiuo metu esamo RISR dalimi, kur numatome preliminariai, kad tai būtų 2 etapais, tai bazinės infrastruktūros parengimas būtent metaduomenų katalogui, metaduomenų katalogizavimui, vėliau parengiant ir vadinamus apyvartus ir duomenų valdysenos procesų automatizavimo priemonės ir jas išbandant su pirmaisiais projekto partneriais, registrų centru ir Sodra per šiuos metus. Kas jau didžiąją dalimi vyko ir vyks toliau, tai vyko su pagrindiniais partneriais pirminė turimų duomenų ir metaduomenų apimčių analizė. Ir per likusį šių metų laiką toliau dirbsime kartu su pagrindiniais projekto partneriais, detalizuojant metaduomenis, juos katalogizuojant, detaliai aprašant duomenų struktūras, kurie taps metaduomenimis valstybės centralizuotame metaduomenų kataloge. Prieinam prie 8-osios veiklos. Dar greta paminint, kad 9 veikla, tai partnerių mokymai irgi vyks per 25 metus, kuris skiriame, sakykim, tos įvadinius, bendruosius pažangiuosius mokymus, priklausomai nuo duomenų valdymo įgaliotinių, naujo vaidmens, naujos rolės atsiradimo įgalinimui, kas numatyta yra projekte, kad būtų paruošta reikalinga kompetencija ar kiek įmanoma įgūdžiai ir šio projekto ribose. Grįžtant prie 8-osios veiklos, tai šiais metais, dabar per kovo mėnesį, išties labai svarbu intensyviai kartu pasidarbuoti atliekant pirminę metaduomenų apimties analizę.
Tiesą pasakius, nemažai tų duomenų jau yra, tik tai gal tas pratimas bus pagrinde aktualizuoti tai, kas jau nemaža dalimi yra RISR, kai bebūtų, kai kur ir patikslinant, kokiais būdais dabar tvarkote duomenis, kokiais būdais, kokiamis priemonėmis patys duomenys yra tvarkomi, nemažiau svarbu, kokiais būdais teikiate, gaunate duomenys, keičiantis duomenimis tarp institucijų ar trečiomis šalimis, tai ta informacija bent pradinė, jinai reikalinga tam, kad per 24 metus, kaip čia grafike stambiajame rodome, būtų įgalintas jungtinės veiklos sutarčių sudarimas su kiekviena iš jūsų institucijų, kurias šiandien atstovaujate. 25 metais metaduomenų katalogizavimas ir duomenų paslaugų, vadinamų API katalogizavimas, ir laiko grafike paminint tą 26 metų laikotarpį, gal grafike brėžiant, kad tas laikas 26 metų pirmą pusę būtų paliktas kaip rezervinis laikas, uždarant projektą sėkmingai. Einant toliau, labai trumpai apie pačius etapus, kalbant partnerių, projekto partnerių, iniciatyvos partnerių kontekste, tai ta pirmoji veikla, dar kartą reiteruojant, pirminės analizės klausimyno užpildymas, klausimyno struktūra, pristatysime, jau informacija tam tikrai yra pateikta ir tinklapyje, VPK detaliau pristatys ir Vladas ir teiksime konsultacijas vėliau. Vėlgi, kodėl šios veiklos reikia? Tam, kad būtų sustruktūrizuota ir įvertinta apimtis, sudarant jungtinės veiklos sutartis kaip priedai, kiek kokių išteklių reikia kiekvienai organizacijai, kad per 24 metus, nuo balandžio iki metų pabaigos įvyktų sutarčių suderinimas ir jų sudarimas. Paminėtina, kad jau Martynas irgi užsiminė apie tai, kaip yra numatyta, kaip institucijos, kaip partneriai projekte dalyvaus, yra 3 pagrindiniai būdai, ką čia pažymime skaidrėje. Tai vienas būdas, kad institucija galės nusimatyti priklausomai nuo to, kokią komandą turi ir kiek turi pajėgumų, galės atlikti arba savo pajėgumais, tam numatant darbo užmokesčio naudų kompensavimą jų projektų lėšomis, įsigijant turimų išorinių tiekėjų paslaugas, kurie palaiko šiuo metu, ar gali padėti laiko jūsų tvarkomas informacinės sistemas, ar gali padėti prijungiant metaduomenų šaltinius ir įgyvendinant sumanės API pagal universalias duomenų teikimo gavimo specifikacijas, arba pasinaudojant VPK pagalbą, kuri bus suteikta centralizuotai. Irgi tai yra numatytos nemažas pastangų buferis, kad tai vyktų ir greitai, efektyviai ir sklandžiai. Paminėtina dėl vaidmenų, apatinėme kairiame kampe ne veltui įvardinom specialistus pradžioj, kokie turėtų įsitraukti, bet jie matyti, jeigu jie transformuosis į naujuosius vaidmenis, kuriuos dabar jau diskutuojant ir apibrėžinėjant bandome gryninti su naujuoju duomenų valdysenos modeliu. Tai jeigu dabar sakome, kad pradiniam užpildymui reikėtų veiklos srities specialistų, informacinių sistemų architektų, duomenų bazių architektų, kaip dabar, kad dažniausiai yra suvokiama ar projektuotojų, duomenų bazių administratorių, ar ne, įsitraukimo, tai daugiau čia tos sąvokos prie esamų vaidmenų apibrėžimo paminėtina, kad tie vaidmenys transformuosis žiūrint į priekį su naujuoju duomenų valdysenos modeliu. Jau ir įstatymų yra apibrėžtas duomenų valdymo įgaliotinio vaidmuo. Tai čia irgi tą pratimą atliekant ir kviečiame institucijos irgi numatyti, kad tie, kas šitą pradinį pratimą atliks, jau ateityje galimai numatytų tą jau būsimai vaidmenį duomenų valdymo įgaliotinių. Duomenų bazių administratorius, sakytume, norėtume ateityje vadinti arba tam tikrą žmonių grupę, komandų grupę kaip duomenų administratorius,
atsiranda nauja sąvoka kaip duomenų architektas, greta informacinių sistemų architekto. Tai čia truputėlį tokia užuomina irgi apie naują duomenų valdysenos modelį, kuris jau atėjo praktiškai Lietuvoje. Einant į kitą skaidrę, dar trumpai, ką numatom, šiek tiek detalizuojant ir skaidriai per 25 metus, kas numatyta yra projekte, tai tas antrasis etapas jau tikrasis metaduomenų surinkimas, suvedimas, naudojant duomenų valdymo infrastruktūros programinės priemonės, kurios bus parengtos, įdiegtos per 24 metus. Tas veiklas įstaigos, vėlgi pasikartojant, galės atlikti vienu iš 3 būdų: savo pajėgomis, savo tiekėjų pajėgomis arba su VPK centralizuota pagalba. Kas tas antras etapas bus, šiandien detaliai to nedėliesime, tai labai trumpai. Tai išgryninimas duomenų rinkinių, kurie yra tvarkomi informacinės sistemose, išgryninimas duomenų paslaugų informacijos ir jos katalogizavimas, vadiname API kataloge, ir duomenų struktūrų, reikšmingų duomenų struktūrų sugrupuotų pagal duomenų rinkinius, kurie yra tvarkomi informacinės sistemose, detalus aprašymas. Tai duomenų struktūro aprašymas, sugrupuojant duomenų struktūras pagal duomenų rinkinius, kuriuos šiuo metu dažniausiai galima sutikti, jeigu tinkamai nuostatai yra parengti informacinių sistemų nuostatose skyriuje vadinamame informacinė struktūra. Tai nemaža dalim turbūt reikėtų irgi visiems padėkoti Lietuvoje, ką matom ir lyginant su kitom šalim, informacinių sistemų nuostatų, specifikacijų ir viso gyvavimo ciklo, informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodai yra gan stiprus ir su švyturiu kaip valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymų, kaip gerąją praktiką. Tai išties visom institucijom tai yra pagirimo žodis, pagirtina praktika, ką jau esame pasiekę. Kaip Martynas paminėjo, toliau kitas žingsnis - pasitempti ir tai sustruktūrizuoti ir sudėlioti į lentynėles, kurios bus vadinamos metaduomenų katalogų valstybėje. Kad visi žinotų, kokie duomenys yra tvarkomi, kokie yra duomenų servisai, duomenų paslaugos, lietuviškai sakant, kokie yra valstybė, kas kokiais duomenims keičiasi ir ką galima toliau vystyti. Trečiasis etapas per 25 metus, čia su rezerviniu laiku 26 metų viduriu, tai detalesnis metaduomenų užpildymas ar, sakysim, praturtinimas kitais metaduomenimis, kur čia tokia užuomina, neapkraunant šiandien detalėmis, tas praturtinimas, kad būtų galima susijęti tą, sakysim, žodinę kalbą išreikštą duomenų rinkinių informaciją su realiai informacinės sistemose, duomenų bazėse ar failuose tvarkomomis duomenų struktūromis. Ir tas praturtinimas, tą galtinį siekia įgalinti semantinį interoperabilumą, konstruoti semantinį sluoksnį, ontologiją valstybės informacinių išteklių. Martynas Mockus yra šios srities su kolegomis gilus ekspertas ir architektas, ir tą iniciatyvą toliau Lietuvoje galima būtų judinti, praturtinant metaduomenis, kurie bus antrajame etape surinkti kaip baziniai kataloge. Pažymėtina, kad ši iniciatyva metaduomenų katalogizavimo su projekto pabaiga neturėtų baigtis ir turėtų būti nuolatinė veikla kaip įprastoji veikla duomenų valdysenos procesų apimtyje. Tai su kiekvienu pokyčiu tai turėtų būti irgi numatyta, kad metaduomenys keisis, duomenų struktūros keisis, metaduomenys keisis, jie turės būti registruoti metaduomenų kataloguose. Judant toliau, dėl pačių pildymo etapų per 25 metus, tai vėlgi čia dabar jau nemaža dalim nebesikartojant, surinkus pagrindinę metaduomenų informaciją antrajame etape būtų sudarytas pagrindinis bazinis metaduomenų katalogas.
Antrame etape pradedamos naudoti tos priemonės, kurios bus išbandytos su registrų centru ir fondo valdyba per 24 metus. Ir lygiai greičiai per trečiąjį etapą, čia priklausomai nuo pasiruošimo lygio kiekvienos institucijos, o kartais ir iš tikrųjų ir noro, galima bus pradėti nuo pat pradžio arba galbūt ir nuo 25 metų vidurio, šiek tiek žingsnių, sakykime, vėliau, konstruoti ir pildyti ontologijas, vadinamą semantinį sluoksnį. Šiandien detalės nesileisim, bet yra užuomina, kas tai bus detaliame plane, detalizuota pačiame plane. Ir duomenų paslaugų API katalogo formavimas ir išmanių sutarčių kaip ir įgalinimas toms sąsajoms, toms informacinės sistemoms, kurios bus kūriamos kaip naujos arba modernizuojamos, ar kūriamos naujos sąsajos. Tai irgi nusimato tas pokytis, kuris turėtų pradėti vykti per 25 metus. Judant toliau, ko dabar reikia, norint tinkamai suplanuoti veiklas su partneriais, žiūri laikrodį truputėlį jau užsitęsė tas mūsų planas, bet prašysiu Vladą trumpai pristatyti anketą, klausimyną, kurį parašome užpildyti iki kartu su jumis per kelias savaitės, nuo dabar skaičiuojant, kad mes iki kovo 31 dienos galėtume surinkti visą tą pradinę informaciją apimties, kokia apimtim yra metaduomenys Lietuvoje, kokia apimtim kiekviena institucija turės skirti savo tiekėjų, ar prašyti OPK centralizuotos pagalbos, atliekant metaduomenų katalogizavimą. Vladai, perduodu žodį tau. Ačiū labai, tai dar kartelį prisistatysiu, esu Vladimiras Zasatnikovas, esu Martyno kolega dirbantis EY ir tiesiog norėčiau pristatyti greitai jums patį klausimyną. Pabaigoje pristatymo matysite būtent ir kaip galima gauti šį klausimyną, kaip jisai bus pildomas, kur yra kokios nuorodos ir taipogi, kaip minėjo tiek Martynas Mockus, tiek ir Martynas Daugirdas, taip pat paminėsime, kaip bus suteikiama pagalba būtent pildant šį klausimyną ir kokios bus teikiamos papildomos konsultacijos viso to įgyvendinimo metu. Tai kaip matote šiuo metu ekrane, tai pats klausimynas yra Excel, Microsoft Excel dokumentas, kuriame yra sukurti 7 skyriai, 7 lapai ir kiekvienas iš jų šiuo metu ekrane jums yra ir detalizuojamas labai. Po vieną galbūt ir neįsime, tiesiog yra paminėtina, kokie yra duomenys pildomi kiekviename iš jų, kokia tų duomenų paskirtis ir kam jie iš tikrųjų, kodėl mes juos renkame. Ir taipogi paminėta apačioje, kaip matote, būtent pildančios komandos kompetencija. Tai kaip matote, yra tiek ir veiklos srities žinių reikalavimas, būtent užpildant tą, sakykime, pradinę informaciją apie pačią informacinę sistemą, apie žinių tvarkymo ir sutarčių tvarkymo aspektus. Taipogi yra šiek tiek ir techninių žinių, kurių prašysime iš jūsų komandos, būtent atsižvelgiant į tą, sakykime, kaip ir vadiname, realizaciją būtent tų duomenų saugojimo, tai duomenų bazės, kokios yra naudojamos, kokios yra sąsajos naudojamos tiems duomenims apsikeisti. Na ir paskutinioji dalis yra būtent pasirinkimas, kaip jūs iš tikrųjų įgyvendintumėte 25 metų veiklas. Tai turbūt neapsistojant per ilgai ties šią skaidrę, tada judėsime tiesiai prie kiekvieno ir detalizuosime kiekvieną iš tų lapų ir kokia informacija yra pildoma. Atsiprašome, šiek tiek sunkiai turbūt matosi ir lentelė pati, tačiau yra nemažai informacijos, norėjome tiesiog atvaizduoti, kad matytume, kaip tas klausimynas atrodo. Taipogi po šios prezentacijos greitai parodysime ir patį klausimyną ir papildomus funkcionalumus, kuriuos į klausimyną įdėjome, kad jums padėti pildant šią informaciją.
Tai pirmoji dalis, tai būtent informacinės sistemos, informacijos detalizavimas ir surinkimas ir kaip paminėta apačioje, kaip matote, daliai šio klausimyno ir matysite demonstracijoje pačio klausimyno, mes prašome tik tai patikslinti, jeigu ta informacija nėra tiksliai supildyta šiuo metu į RISR sistemą. Tai pasirinkus, sakykime, trečiame stulpelėje, kad RISR sistemoje duomenys yra aktualūs, automatiškai bus papilkinamos tos dalys, kurių pildyti nereikia. Ir tuomet reikėtų supildyti tik tai tą papildomą informaciją, kuri šiuo metu nėra renkama. Tai ganėtinai tikimės, tikriausiai, kad ganėtinai aiškios yra ir pačios temos stulpeliuose. Tai pirmoji dalis ir ta, sakykime, pati pagrindinė dalis, kurią mes norime galbūt ir sužinoti, tai yra tas identifikacinis numeris pačios sistemos, kad surišti visą klausimyną ir informaciją, kuri šiuo metu yra RISR sistemoje, su tuo, ką jūs pildote. Tai prašome tikrai atsargiai užpildyti šį lauką, nes pagal jį mes tada apjungsime visą jūsų suteiktą informaciją su informacija, kurią šiuo metu saugome RISR sistemoje. Ir tuomet tiesiog užpildyti, jeigu nėra tikslu patikslinti tą informaciją, jeigu informacija jau tiksli RISR sistemoje, tai reikėtų užpildyti ar yra galiojančios sutartys dėl priežiūros pačios sistemos ir tuos resursus šiuo metu esančius būtent tos informacinės sistemos priežiūroje arba tolimesnėme tobulinime kūrime. Tuomet antroji dalis tai yra būtent informacijos mainų surinkimo lapas, kurioje prašome supildyti, kokioms įstaigoms, kokioms šiuo metu valstybinėms organizacijoms arba institucijoms jūsų informacinė sistema teikia duomenis. Tai kaip matote, yra sugrupuota, būtent pirmoje dalyje yra identifikuojama, kuri informacinė sistema jūsų valdoma teikia šios duomenis ir antrame stulpelėje yra surašomos būtent visos tos institucijos ar informacinės sistemos, į kurias jūsų sistema teikia duomenis. Tai jeigu reikia, žinoma, praplėskite, nėra ribota būtent šiam skaičiui, arba praplėskite, arba sumažinkite tą sąrašą, būtent atitinkantį informacinės sistemas ar institucijas, kurioms jūs teikiate duomenis iš savo informacinės sistemos. Trečioje dalyje tai būtent informacija apie duomenis, kuriuos saugo ši informacinė sistema. Tai jau vadinkime taip metaduomenis apie duomenis, kurie yra saugomi. Tai iš šios pusės mums yra svarbu suprasti, ar yra naudojami, ar jau yra naudojami kažkokie standartai būtent jūsų duomenų saugojime ir duomenų valdyme. Tai kaip matote, galbūt ir šiek tiek naujos, sakykime, apibūdinimai yra ir naujos savokos, tai būtent ontologijos, tezaurai, kažkokie kontroliuojami žodynai ir taipogi klasifikatoriai. Tai stengiamės paaiškinti, ką mes turime omenyje, vadindami šios elementus, ir taipogi pateikėme pavyzdžių. Tai kaip matote per visą klausimyną, pati pirmoji eilutė yra būtent pavyzdžiai, kuriuos mes sukūrėme ir tikėkime, kad paaiškins būtent, ką mes turime omenyje, parodys, kaip mes norėtume, kad jūs pildytumėte šį klausimyną. Tai šiuo atveju nesitikime, kad visos institucijos naudoja tam tikras ontologijos, tezaurus ar panašius semantinius elementus, tačiau jeigu žinote, jeigu pavyktų išsiaiškinti, kad naudojate tiek tarptautinius, tiek galbūt pačioje institucijoje turimus semantinius elementus, tuos, sakykime, žodynus arba tezaurus, tai prašome supildyti, jeigu turite kažkokią papildomą informaciją arba turite papildomų komentarų, žinoma, tiesiog pildykite į tą laukelį arba tai sistemai atitinkantį, arba galbūt ir bendrai net ir visoms sistemoms. Jeigu nenaudojate, tai taip ir nurodykite, tiesiog, kad šiuo metu nežinote, kad būtų naudojamos tam tikros tiek tarptautinės ar vidinės ontologijos, ar galbūt tezaurai. Ir tuomet mes žinosime, kad galbūt tokių sudėtingų atvejų, kai reikės galvoti apie interoperabilumą, neturėsime. Klasifikatoriai, ir turbūt verta paminėti, ganėtinai dažnai yra nurodomi ir jūsų nuostatose informacinių sistemų. Tai būtų būtent tam tikras sujungimas tam tikrų duomenų
ir, sakykime, tas toks pirminis katalogizavimas, kurį mes matytume. Tai jeigu turite nuostatose, tai prašome pasitikrinti ir supildyti būtent į šį laukelį. Dėl naudojamų žodynų ir ontologijų kartais taip pat norėtume paminėti, kad tai yra nurodoma būtent tarptautiniais tikslais besidalinant duomenimis, jeigu turite sutarčių galbūt su institucijomis iš kitų šalių, ganėtinai dažnai duomenų teikimo ir gavimo sutartyse yra minimi tam tikri galbūt žodynai ar tezaurai ar standartai, kuriais yra vykdomi apsikeitimai duomenimis sakykime, tarp šalių esančiose institucijose ar galbūt teikiant tuos duomenis Europos Sąjungai. Tai jeigu turite tokių sutarčių, tai verta pasitikrinti, ar iš tikrųjų nėra nurodyta ir jeigu yra ir naudojate, tai ir supildykite į šį klausimyną. Antroji dalis, šiek tiek dešiniau, kaip matote, tai turbūt net taip dažnai pasitaikysintis atvejis, bet jeigu jūs jau turite metaduomenų katalogą, kur esate apsirašę savo duomenis, jeigu turite kažkaip sakykime, susikatalogizavę, susiinventorizavę savo duomenis tvarkomus informacinėse sistemose, tai prašome užpildyti, kad jau turite tą katalogą ir kaip jis yra iš tikrųjų tvarkomas, ar yra naudojami tam tikri ir pačio, sakykime, katalogo tvarkymo standartai, ar yra kažkokia dokumentacija, kaip tas katalogas buvo sukurtas ir kaip jisai yra naudojamas. Jeigu jūsų institucijoje tokios, sakykime, realizacijos metaduomenų katalogo nėra, tai tiesiog arba palikite brūkšnelį, kad tiesiog neturite, arba parašykite, kad nėra, neaktualu, ar kažką tokio tame laukelyje. Prašytume ir visame klausimyne ir šioje dalyje nepalikti tiesiog tuščių laukų, kad mes matytume, kad jūs iš tikrųjų tą klausimą matėte, kad jūs į jį atsižvelgėte ir jeigu nėra informacijos, kurią galite ten užpildyti, tai taip ir pažymėkite, kad neturite tos informacijos, jos nėra, nenaudojate arba palikite brūkšnelį. Judant toliau, sekanti dalis yra būtent apie duomenų teikimo ir gavimo sutartys, kurios yra sudaromos tarp jūsų ir jūsų duomenų gavėjų arba jūsų duomenų teikėjų. Tai čia yra bendro pobūdžio klausimai, į kuriuos į daugumą galite atsakyti taip arba ne. Ir klausimynas yra sudarytas taip, kad galėtumėte būtent supildyti pasirinkimus iš pasirinkimo sąrašo. Tai prašome taip ir užpildyti, kaip nurodyta, kur yra galbūt atviresnis klausimas, prašome supildyti detaliau informaciją. Ir kaip matote, yra paliktas stulpelis ir komentarams arba papildomam detalizavimui. Būtent atsakant, jeigu atsakote taip, tačiau, sakykime, jeigu yra naudojami šablonai, tačiau yra ir nebūtinai šabloninės sutartys, galbūt yra naudojamos vienkartinės specifinės sutartys, tai taip ir nurodykite būtent prie komentaro stulpelyje. Judant toliau, čia jau prasideda galbūt ta dalis, kur reikia šiek tiek daugiau techninių žinių, pildant informaciją. Tai čia jau būtų apie duomenų saugyklas, kurios yra naudojamos jūsų informacinės sistemos duomenims saugoti. Tai prašysime vėlgi identifikuoti informacinę sistemą, kuriai ši saugykla yra naudojama ir surašyti būtent pagal pavadinimą, pagal techninius duomenis informaciją apie šią saugyklą. Jeigu yra vienai informaciniai sistemai naudojamos kelios duomenų saugyklos, tai taip ir nurodykite prie kiekvienos tos saugyklos, kad tas pats yra RIS ir numeriukas pačios informacinės sistemos ir jai priklausančios duomenų saugojimo bazės. Čia dar trumpas akcentas. Šita lentelė su skaičiais, duomenų bazių objektų skaičiumi, tai lentelės yra tų rodiniai, kaip sakom, vaizdai, views ar kiti panašus objektai, bet turbūt vienas iš kritiškiausių rodmenų, parametrų sudarant jungtinės veiklos sutartis, nustatant, kiek to darbo bus metaduomenimis aprašant jūsų turimus duomenų rinkinius fizinėme lygmenyje, kurie vėliau galbūt yra abstrakčiau loginėme ir koncepcinėme, sakom, semantiniam lygmenyje bus aprašomi kituose etapuose. Bet čia yra labai svarbus duomenys tai jau konkrečiai apimčiai įvertinti. Tiesiog trumpas intarpas, kad
tai yra kritiškai svarbi informacija, ne tik tai pobūdžiu, bet ir apimčiai įvertinti. Ačiū. Ir kaip ir paminėta čia skaidrėje, kaip matote, tai informacija dažniausiai, kad per daug neišgąsdinti ir kad kaip ir pranešti, tai ši informacija, sakykime, ta statistinė informacija būtent apie objektų apimtis, dažnai galima gauti tiek iš saugyklos dokumentacijos, tiek iš schemų, kurios yra paruoštos ir taipogi įrankiai, kurie yra naudojami duomenų bazių administravime, duomenų bazių valdyme, gali automatiškai sugeneruoti šios duomenis ir tuomet galėtumėte juos pateikti kaip statistinius duomenis. Šiuo metu neprašome jūsų siūsti mums lentelių aprašų ar schemų pačių duomenų bazių, tiesiog įvertinimo tikslais, apimčių analizės tikslais prašome būtent tuos įverčius, tuos skaičius, dydžius mums pateikti šiame klausimyne. Sekanti dalis, tai taipogi šiek tiek labiau techninė, tai yra būtent apie duomenų sąsajas, apie API, kurie yra naudojami jūsų duomenims teikti kitiems duomenų gavėjams. Tai akcentuojamės būtent iš jūsų informacinės sistemos teikiamiems duomenims į kitas informacinės sistemas, tiek į kitas valstybinės informacinės sistemas, tiek ir jeigu yra jinai teikiama pagal sutartis galbūt kitoms organizacijoms. Tai jeigu yra kažkoks, kaip ir matote čia kaip pavyzdyje, jeigu yra kažkoks API, tai ar tikimės, kad jis turi tam tikrą identifikacinį pavadinimą ir tuomet šiek tiek klausime apie būtent technologiją, kuri naudojama, kokie yra duomenys teikiami ir ar tuose duomenyse yra asmens duomenų. Tai kaip ir matysite demonstracijoje pačio klausimyno, dalis šių klausimų, dalis technologijų yra valdomi pasirinkimai, tačiau taipogi yra ir kita, jeigu nurodysite, kad tai yra kažkokia kita technologija, kaip teikiame, tikimės, kad galbūt labai sudėtingų ar labai nestandartinių būdų nenaudojate duomenimis teikti, tai tikimės, kad klausimynas pilnai įgyvendins pasirinkimus, kuriuos turite. Ir tuomet paskutinė dalis, 7 dalis, tai kaip ir minėjau, tai yra būtent tas pasirinkimas, vis dėlto to įgyvendinimo pasirinkimas, kaip bus atliekamos veiklos 25 metais, kai jau detaliai bus pildomi duomenys į metaduomenų katalogą. Kaip ir matote komentarą kairėje, kaip ir minėta tiek Martyno Daugirdo, tiek ir Martyno Mockaus pradžioje pristatymo, norėtume parekomenduoti iš projekto įgyvendinimo grupės pusės, kad vis tik verta apsvarstyti viduje, galbūt įsisavinti tas žinias ir išugdyti specialistus, kurie galėtų ir pildyti tokius klausimynus ir kurie galėtų pildyti metaduomenų katalogą ir toliau vystyti būtent tą duomenų valdymo politiką, kuri yra kaip ir ruošiama šio projekto tiksle. Tai jeigu yra galimybės būtent iš resursų pusės, prašome tikrai stipriai apsvarstyti, ar nepavyktų viduje išsiugdyti šių specialistų. Jei vis tik tai matysite, kad iš ekonominės ar iš apimties pusės tai nėra įmanoma, žinoma, pasirinkite kitą būdą įgyvendinimo ir prašome įrašyti galbūt šiek tiek išsamesnį komentarą, kodėl būtent pasirinkote tokį įgyvendinimo būdą. Tai tuomet sekanti skaidrė, tai būtent būtų ta visa tvarka, būtent pildymo, kaip yra gaunamas klausimynas, kokie yra laikotarpiai, iki kada prašome supildyti jį, kaip jį mums pateikti ir taipogi, kaip matote, yra informacija būtent apie konsultacijas, kurios vyks, kurių metu stengsimės atsakyti į galbūt klausimus, į kuriuos nepavyko atsakyti šios prezentacijos metu ir galbūt į tuos unikalesnius atvejus būtent jūsų informaciniai sistemai, būtent jūsų sakykime, tų informacinių sistemų ar saugyklų, ar kitų technologijų naudojamų klausimų. Tai dar norėčiau pristatyti ir patį klausimyną, parodyti, kaip jisai iš tikrųjų veikia ir galbūt šiek tiek supažindinti su to pildymo procesu. Tai tikiuosi matote ekrane klausimyną. Tai pirmasis puslapis yra
tiesiog titulinis puslapis, kuris paaiškina, kokia tai yra forma. Kaip matote, tai yra Excel dokumentas. Tai kaip ir jau rodėme demonstracijoje, tai būtent pats klausimynas yra tiesiog Excel lapai, kuriuos matote apačioje, per kuriuos judant galėsite pasirinkti vis kitą temą, kurią užpildyti. Ir kaip minėta, jeigu pasirinktumėte daugumoje pasirinkus būtent laukelį, yra papildomi paaiškinimai, tai tikrai nebijokite spustelti ant tam tikrų laukelių ir pažiūrėti, ar nėra papildomos informacijos, kuri padėtų jums pildyti. Tai jeigu pasirinktumėte pildydami, kad jau yra šie duomenys aktualūs, tai matysite, kad vis tik tai yra papilkinami tie laukai, kurių pildyti nereikia, ir tuomet tiesiog prašome supildyti būtent laukus, kurie nėra papilkinti. Ir kaip ir minėta, yra pasirinkimai, kuriuos galėsite rinktis, jeigu tai yra kontroliuojami tam tikri klausimai arba kontroliuojamos reikšmės, kurios turėtų būti supildytos. Tai padės ir mums automatiniu būdu apdoroti informaciją, kurią pateiksite, ir galbūt jums šiek tiek, kad pilnai suprastumėte, kas iš tikrųjų turėtų būti pildoma, kad nereikėtų spėlioti. Ir kaip minėjau, būtent viršuje, kaip matote, šiek tiek pilkesniu šriftu yra supildytas pavyzdinis įrašas. Prašome pavyzdinio įrašo neištrinti, galbūt, kad jisai liktų daugiau kaip ženklas, kaip iš tikrųjų pildoma, ir kad matytumėte, kaip viskas atitinka. Jeigu reikia, žinoma, pratęskite šias lenteles su papildomais įrašais, būtent kopijuodami aukščiau esantį eilutę, kad turėtumėte ir visus kontroliuojamus atsakymų pasirinkimus ir visa kita. Tai iš demonstracijos pusės, tai tiesiog, kaip ir minėjau, kai kur yra papildomi komentarai, kai kur yra pavyzdžiai, tiek pat ir su sutartimis yra kontroliuojami atsakymai, kur yra atviri klausimai, yra pateikiami papildomi pavyzdžiai, kaip tikėtumėmės, kad pildysite, tai nėra, sakykime, pasirenkami variantai, nes tai yra atviras laukas, tačiau pavyzdžius, kokios tos reikšmės galėtų būti, vis tiek pateikiame. Ir kaip ir matėte, toliau būtent visas tas klausimynas tiesiog pildomas einant per lapus apačioje Excel dokumento būtent dalyje. Tai turbūt iš mano pusės, iš pristatymų būtų tiek. Ačiū labai, Vladai, už efektyvų pristatymą. Dar galbūt paminėti verta, kaip ir čia yra paminėta, tai būtent yra tiesioginė ir klausimyno atsisiuntimo nuoroda, bet taip pat norėtume galbūt parodyti, kad visą informaciją papildomą ir šį klausimyną galite rasti būtent IVPK projekto puslapyje. Tai jeigu nueitumėte į būtent valdymo modelio sukūrimo projektą, rasite papildomą informaciją ir taipogi patį klausimyną. Tai pasirinkus klausimyno pildymo formą, atsidarys būtent puslapis, kur matysite patį naujausią klausimyną ir galėsite jį parsisiųsti iš čia. Galime nuorodą pasidalinti čia pat, ne? Taip, tai nuoroda yra ir pačioje skaidrėje, tai kliktelėjus būtent ant jos galėsite nukopijuoti. Galime turbūt ir į chatą, sakykime taip vadinamą, Teams įdėti į būtent tą nuorodą, kur galite parsisiųsti šį Excel failą, ir prašome jį teikti būtent mūsų kontaktiniu elektroniniu paštu ivpk.metaduomenis@ltey.com. Tiek patį klausimyną, tiek klausimus apie jį prašome teikti, jeigu turite sunkumo arba prisijungti tiek į konsultacijas, tiek į šiuos renginius. Tai yra pagrindinis kontaktinis elektroninis paštas, kuriuos stengsimės padėti visais klausimais. Na ir toliau lieka laiko klausimams ir atsakymams. Tai kaip ir buvo minėta pačioje pradžioje, jeigu turite klausimą, galite jį rašyti į vidinį pokalbį šio susitikimo arba kelti ranką ir būtent pagal rankų pakėlimo tvarką stengsimės atsakyti.
taipogi ir klausimus, kuriuos rašysite susirašinėjime, čate, taipogi atsakysime. Ir kaip matėte, šis pristatymas yra įrašomas, tai turėsite prieigą ir prie visos šios medžiagos, ir prie šio įrašo po pristatymų. Ačiū labai. Ačiū labai, Vladai. Jau pirmieji klausimai pradėjo keliauti. Pirmas klausimas buvo apie poreikį papasakoti daugiau apie spintą, tai gal Martynai prašysiu tave pasiruošti atsakyti į šį klausimą trumpai. Kitas klausimas buvo dėl skaidrių pasidalymo, tai skaidrėmis pasidalinsime tiek nuorodą tinkle po šio pristatymo. Tai trumpai turbūt dėl paties pristatymo, o dėl spintos, Martynai, ar pats galėtum ar kažko kito pagalbos paprašytume? Taip, aš gal labai trumpai, jeigu leisite, pasidalinsiu, reiškia, puslapio. Taip. Ar matote? Taip. Matote, ne? Tai reiškia, kas ta spinta, kas po juos slepiasi. Reiškia, tie, kurie dalyvavo atvirų duomenų projekte su IVPK, tai greičiausiai jau žinote, kas tai yra. Bet tai grubiai, pavadinkim taip, API agentas, kuris atvirų duomenų projekte, reiškia, buvo diegiamas prie tų rinkinių, kurie buvo atveriami. Jisai dabar bus modifikuojamas, kad atitiktų, reiškia, atsinaujinusius poreikius, pavadinkim taip, ir kad galėtų nuskaityti, reiškia, duomenų bazėse metaduomenis. Plius kitas jo funkcionalumas, kuris šiuo metu dar nėra sukurtas ir kurį čia yra tikslas padaryti, kad centralizuotai, reiškia, kad būtų teikiama pagal API specifikaciją patys duomenys, reiškia, tas agentas tada irgi atliktų tą funkciją, jeigu, sakykime, informacinė sistema nėra pritaikyta teikti pagal OpenAPI'aus specifikaciją, tą vieningą. Tai iš esmės va tokios jo funkcijos. Dabar, kas yra padaryta, tai galima surasti visą aprašą, reiškia, konfiguravimas, diegimas ir taip toliau. Čia kaip yra pritaikyta atvirų duomenų projektui. Plačiau iš techninės pusės, tai galėtų, aišku, pakomentuoti pats kūrėjas kolega Mantas. Reiškia, jeigu turėsit konkrečių klausimų, tai tikrai kviečiu juos pateikti, atsakysim. Gali teikti būtent mūsų konsultantam, jie kaip ir yra pasirengę, reiškia, konsultuoti ir suteikti informaciją. Aišku, dar kūrimo bus procesas, iki metų pabaigos jinai patobulės nemažai. Tai to bus didesnio funkcionalumo. Nežinau, ar atsakiau į klausimą. Įmesiu gal nuorodą taip į chatą. Gal trumpai apibendrinant, tai apie patį spintos panaudojimą, kiek mes, kaip dabar pradinėme etape, kiek teko susipažinti ir jūs pačių įrankių atėjus naujai į šią iniciatyvą, mums kaip tiekėjų, tai ties spinta bus naudojama pradiniuose etapuose tikrai tam pradiniam prijungimui ir su pagrindiniais partneriais išbandoma, vadinkim taip, kaip duomenų integracijos arba, taip populiariai gal kažkas ir susipažinęs su terminologija, duomenų virtualizacijos sluoksniui įgyvendinti, konkrečiai čia sakome ne duomenų, bet metaduomenų, visų pirma, virtualizacijos sluoksniui, tam, kad būtų įgalinti kiti komponentai vėliau. Tai iš ties, kaip esamas sprendimas, kiek įmanoma, bus per panaudojimas. Dėkui už šį klausimą. Buvo dar kitų klausimų, vieną ir kelis jau atsakiau čiate, ar institucijos gaus raštą dėl duomenų pateikimo. Tai toks raštas turėjo būti pasiekęs institucijas, kurios
yra pagrindinės informacinių sistemų kaip ir tvarkytojas, ar ne, tos organizacijos, kurios yra kaip pagrindiniai tvarkytojai, tai turėjo jau kaip ir būti gavusios raštą. Va, skaidrėmis pasidalinsime tiek nuorodą, tiek jau, kaip jau minėjau, nuoroda ir bus patalpinta į VPK tinklapyje. Klausimas, Martynai, gal pats irgi atsakysi geriau dėl to, ar informacinė sistema šiuo metu neįtraukta į RISR turi dalyvauti projekte ir kas bus po projekto, ar galima bus prisijungti vėliau. Čia matyti įvairių scenarijai galimi. Taip, iš tikrųjų, sakykime, ką esam Europos komisijai Lietuva, ką yra įsipareigojus, tai yra tokį skaičių 376 informacinių sistemų skaičių. Koks tas skaičius, reiškia, bus 26 metų vidury, ar ne, ar jis bus mažesnis ar didesnis, mes negalim atsakyti. Dabar reiktų paminėti, kad vyksta, tarkim, e-sveikatos sistemos toksai labai didelis pokytis ir ten, kur turi ligoninės įvairias savo tokias sistemėlės, jos po truputį, kaip ir integruojasi į bendrą tokią e-sveikatos sistemą, tai tų sistemų dabar esančių RISR jų sumažės. Dar ten kai kurios kažkada dėl tam tikrų reikalavimų buvo įtrauktas į RISR sistemos, jos turėtų sumažėti. Bet yra kitas dalykas. Europos, reiškia, parlamentas ir Europos komisija, kurie patvirtino čia prieš 3 dienas tą reglamentą Saveikios Europos aktas vadinasi, tai ten, ką jie pabrėžia, kad turėtų būti ir savivaldybėms, reiškia, taikomas tas saveikumo reikalavimas, reiškia, savivaldybės turi informacinių sistemų. Tai noras yra, kad kuo daugiau tų informacinių sistemų bendrautų ir būtų suderinamos su kitų šalių, reiškia, informaciniam sistemom, kad galėtų susišnekėti. Tai aišku, bendra politika tai bus taip, kad kuo daugiau būtų galima įtraukti. Ar galima bus pasinaudoti šio projekto resursais, reiktų tada gal kreiptis, mes pasižiūrėsim, kiek tų yra informacinių sistemų ir kažką sugalvosim. Galbūt pavyks įtraukti į RISR, tai bus pats paprasčiausias būdas. Nes, aišku, mes esam ir atsiskaitom CPV, kuri kontroliuoja ir, tarkim, Europos komisijos kaip ir įgaliota yra kontrolę atlikti, tai jie dabar taip žiūri, kad būtinai turėtų RISR būti, kad čia nesugalvojam ir mes bet kokių sistemų nereikalingų pritraukiam, o tų, kurių realiai reikia, reiškia, jų netvarkom. Tai aišku, tai yra svarbu, bet taip, tai geras klausimas, iš tikrųjų, manau, išspręsim ir tikrai, jeigu yra poreikis tai sistemai būti, tai tikrai jinai, manau, turėtų būti dalyvauti šitam projekte. Dėkui, Martynai. Tai dar kartą akcentuojant, matyti, ta sistema, kuri nėra RISR, tai tikrai labai sveikintina, kad atsidurtų ta informacija anketoje. Tai tada jau, kai matysim, tą galima bus ir kaip čia užregistruoti ir toliau spręs, ką su to daryti. Tai išties. Dėkui, Martynai. Matau, yra pakeltų rankų, norėtųsi gyvai išgirsti. Matau Ilmą Rimkevičienę. Tai spėju, kad iš LVKT. Tai prašom, Ilma. Labą dieną. Labą dieną. Taip, turiu klausimą, man labai įdomus sąsajos šito projekto su kitu šiuo metu vykdomu, tai yra valstybės informacinių išteklių integracija į duomenų ežerą. Ar yra kažkokios tai sąsajos, ar čia jokių sąsajų nėra? Ir kitas klausimas tada, o kokia irgi sąsaja yra su atvirų duomenų platforma, ar irgi jokios sąsajos nėra? Tai čia vienas toks klausimas. Tai ačiū labai už klausimą, tikrai daugelį jaudina šis klausimas. Tai jeigu taip trumpai atsakant, reiškia, iš karto buvo suprojektuota taip, kad reiškia, ir VDA, ir VPK vykdo projektus. Reiškia, jeigu pasižiūrėtumėt Lietuva ten 2030 dokumentus, tai taip ir buvo numatyta. Ir taip paskirstyta, kad
VDA kuria, reiškia, analitikai reikalingą įrankį, na tai atsitinka kažkokia problema valstybėje, sakykime, COVID-as, reiškia, migrantų krizė, jie turi iškart po ranka reikiamą informaciją arba vyriausybė, tarkim, reiškia, suteikia leidimą prie tos informacijos prieiti, jeigu dar neturi. Ir, reiškia, VDA atlieka tą analitinę funkciją, ar ne, ir jie suteikia reikiamą ir svarbią informaciją sprendimų priėmimui. Ir, na, tai yra labai svarbus poreikis valstybės ir duomenim grįstas ir tikrai leidžia, na, priimtos reikalingus sprendimus. Ką IVPK daro, na ir aišku, galbūt jie labiau galėtų tą savo projektą vykdomą pakomentuoti, o ką IVPK vykdo, tai grubiai, na, pavadinkim taip, mes padedam, kad, aišku, idealiausių variantų būtų buvę, kad IVPK projektas pirmiau būtų įvykęs ir pasibaigęs, tai tada VDA ta funkcija, na, būtų daug paprastesnė. Jie tiesiog sėdėtų tam centriniam duomenų katalogė ir savo rinktųsi duomenis, kurių jiem reikia, ar ne, ir susikonstruotų reikiamas, na, tas analitikai duomenų rinkinius. O dabar gaunasi, kad kaip ir iš paskos šitas projektas eina, bet čia gaunasi, kad tada nesvarbu, ar ten mūsų VDA, ar Latvijos VDA, ar ten Europos komisija reikės tų duomenų, jie galės tuos duomenis gauti. Reiškia, ar norės kažkoks, na, valstybė kurs ten kokį dirbtinio intelekto įrankį, kuris, reiškia, piliečiam teiks proaktyviai e-paslaugas, sakykime, primins ten, kada koks nors pasas baigėsi ir paklausia, ar užsakyti ar ne. Tai, kad tas įvyktų, reikia, kad tie duomenys būtų aprašyti mašinai, na, metaduomenys būtų aprašyti ir mašinai suprantama kalba, ir žmonėms suprantama kalba. Tai mes nustatom standartus, reiškia, pradedam tvarkyti duomenis, pradedam juos valdyti. Tai yra tokie pagrindiniai kriterijai. Na ir prasideda tas tvarkymas. Ir prieigų valdymas, pavadinkim taip. Prieigų automatinis valdymas, nes atsiranda tokie įrankiai kaip smart kontraktai. Reiškia, yra teisės prieigos, jos yra. Nėra tų teisų, pasibaigė, reiškia pasibaigė. Nėra taip, kad pas teisininkus atkeliavo sutartis, kad nutrūko, o ten duomenys dar keliauja, nes kažkas pamiršo pranešti IT skyriui. Ar lygiai taip pat kažkokios kitos problemos. Tai čia yra, sakykime, toksai daug platesnis, toks pamatinis ir plus, ką šis projektas daro, tai jisai gyvendina tos, na, privalomus reikalavimus, kurie ateina iš Europos komisijos, reiškia, dėl sąveikumo. Tai ten Europos komisija labai skeptiškai žiūri į, nu, jinai teisingiau, jinai labai akcentuoja, kad turi atviro kodo sprendimai būti naudojami, o būtent tą spintą, tas, pavadinkim, agentas, kuris atliks funkciją, reiškia sąsajos, tai jis yra atviro kodo ir bus atviro kodo. Ir ateityje, kaip tai vystysis, na tai, tarkim, Europos komisija išrinks ten geriausius kažkokius įrankius iš valstybių šalių, pati užsakinės, na ir siūlys diegtis. Ir reiškia, ateityje tai turėtų, na, mes, sakykime, kadangi pačioj pradžioj tos reformos esam, bet ateityje tai turėtų būti turbūt po truputį vienodėti tie įrankiai net visos ES mastu. Tai, bet čia jau tolimesnė tokia ateitis, dar tik dabar prasideda, sakykime, tas pokytis. Na ir plus tas reikalavimas, kad ES nori, kad, reiškia, duomenys būtų reikšmiškai suprantami visom ES kalbom. Jau yra sukurti tam skirti įrankiai, juos tik reikia pradėti naudoti. Tai vat būtent šio projekto metu mes ir patys išmoksim ir jūs mokysim, kaip tai daryti. Na ir kaip padaryti, kad tie duomenys būtų labiau suprantami tiem, kam reikia. O dabar antras klausimas dėl atvirų duomenų sąsajos. Tai
reiškia, čia tokia labai tiesioginė sąsaja, nes tie įrankiai toliau yra, kurie buvo sukurti atvirų duomenų projekte, reiškia ta spinta, atvirų duomenų katalogas, jie toliau yra vystomi. Reiškia, ta spinta, jinai toliau tuninasi, tampa rimtu tokiu atviro kodo įrankiu, kuris, reiškia, gali ir pateikti pagal standartizuotą API-os specifikaciją duomenis, jeigu yra teisė jos gauti. Ir kitas dalykas, jis sinchronizuoja metaduomenis tarp sistemos ir centrinio katalogo. O atvirų duomenų katalogas, čia irgi tokia yra jo vystymosi stadija. Europos komisija taip pat yra nuėjo, reiškia, buvo anksčiau atvirų duomenų Europos portalas, jisai tapo duomenų portalu, nes nėra tikslo laikyti dviejų portalų, viskas integruojama į vieną, tai irgi bus vienas portalas, kuriame, reiškia, atviri duomenys bus atviri, o ten tie, kas turi teisę gauti tik su prieiga, reiškia, gaus tos duomenys tik su prieiga. Dalis metaduomenų matyti irgi bus prieinami tik su prieiga, nes ne visi ir metaduomenys net yra atviri. Tai dalis tas, kur fizinis lygmuo sistemos, tai išvis jisai nebus viešai kažkaip prieinamas. Reiškia, jis vis tiek, tai yra jautrus duomenys, nes ten kokie hakeriai galėtų, žinodami fizinį modelį, reiškia, galėtų suimituoti jūsų informacinę sistemą, apgauti ir taip toliau. Tai reiškia, kai kurie dalykai liks pas jūs įstaigos viduje, kai kurie dalykai keliaus į centrinį metaduomenų katalogą ir atitinkamai. O dar kokia funkcija tos spintos, tai pavyzdžiui, linked data tas dalykas. Tai linked data, kas yra, kad grubiai tu per linką gali pasiekti duomenis. Aišku, čia ir API-us dalyvauja ir informacija ateina apie tos duomenis, tai jisai, tas agentas, jis atliks tą tokį, už rankos, kaip paima ir nuveda ten, kur reikia, tai grubiai atliks tą funkciją. Tai tokia gan sudėtinga, gal dabar sunku, kol nėra sukurtas dar tas funkcionalumas parodyti, kaip tai veiktų, bet taip bendrais bruožais paaiškinti. Tai nežinau, ar pavyko atsakyti tos klausimus. Ką dar klauskit? Iš ties, Martynai, turbūt tas akcentas, čia dar Ilma, ką gal paminėjo Martynas, tai atvirų duomenų iniciatyva, tai yra atvirų ir duomenų rinkiniai buvo nemažai, kur sugalvojami, kaip sujungti ir ką paskelbti, ko ne, o čia yra, sakysim taip, uždarų, sakysim taip, praktiškai duomenų ar metaduomenų pradžioje iniciatyva. Anglų kalba net ir įvardina, kad closed data, ne, tai turiu kad organizacijom po to matote atnaujinti ir čia, tai tiesiog sienagi būna informacinių sistemų pokyčiai, tą reikia suprasti. Ta duomenų katalogas bus vienas informaciniam sistemom ir būtent jisai kaip valstybės viešo administravimo sektoriaus ribose, nes jis, sakysim, uždaras. O kategorija duomenų, kurie atviri, tai jie bus atviri. Jie liks arba čia ilgainiui turbūt taps poėbių uždarųjų duomenų, kaip ir dabar realiai yra. Ne? O metaduomenų katalogas atspindės tą realybę, kuri yra informacinės sistemose, bet uždarąją. Tik tai tiek, kad ta uždaroji realybė, jinai yra išskirstyta ir sunkiai suprantama, žinoma, nekatalogizuota kol kas. Dar jeigu galima papildysiu truputėlį, kad reiškia funkcionalumas leis, jeigu tie duomenys jūsų aprašomi, tarkim, jūs suklasifikuoja, tarkim, pareigūnas atsakingas už tą duomenų katalogo valdymą suklasifikuoja kaip atvirus, tai jie tada per API ir tampa prieinami atvirais. Ir reiškia, mes čia nušaunam tokius kaip du kiškius vieno to šūvio, nes
kol kas labai sulaukdavo valstybinis sektorius priekaištų, reiškia, iš verslo bendruomenės, kad iš tikrųjų atvirų duomenų taip ir neteikia. Teikia kažkokią statistiką, pavadinkim tai, bet tai nėra atviri duomenys. Tai čia šiuo atveju išsprendžiama ta problema, tai reiškia, gali tada mūsų piliečiai gauti daug kokybiškesnės paslaugas, galbūt tada nebereikia valstybiniam sektoriui kokių ten appsų papildomų kurti, nes jau kažkas iš to daro verslą ir pateikia gerą paslaugą. Čia kaip, pavyzdžiui, transporto srityje, ar ne, ten yra Trafi programėlė, yra skirtingi miestų, žodžiu, parkai, autobusų ir troleibusų savo programėlės turi. Tai tokių, manau, pokyčių bus, nes tas APIs, bent jau fintecho sektoriui, labai didelį tokį proveržį sukėlė. Tai čia tikėtina, matysim nemažus pokyčius, jeigu mums pavyks įgyvendinti šį projektą. Dar keli klausimai, jeigu galime. Tai ar teisingai suprantu, kad šitam projekte privalo dalyvauti organizacijos ir ta apimtim, kokia yra įvesta iš jų pusės valstybės informaciniai ištekliai registruose? Teisingai suprantu? Jeigu ta sistema ar registras įregistruota, reiškia, RISRE, tai jos privalo dalyvauti, o tos, kurios ne, tada neprivalo. Ir dar kitas klausimas. Per RRF vykdant projektą buvo organizacijom visom toks įpareigojimas, kad turi būti parengtas pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašas. Tai šičia klausimas, ar mes apie tą patį kalbam šičia, ar dar kažkoks papildomas bus? Ar šitokia žinot reikalavimą, nes kiek žinau, tai buvo ŠVPK, bent jau CPV sakė, ŠVPK pusės toks reikalavimas. Tai čia buvo keli turbūt projektai, vienas atvirų duomenų, ar ne, ir kitas VADA turbūt vykdomas. Tai reiškia, ir jeigu yra parengtas jau tas aprašas ir jis yra aktualus, tai be abejo tuo rezultatu galima pasinaudoti. Bet čia labai yra svarbu aktualumas. Jeigu per tą laiką kažkas keitėsi, jeigu dar įmanoma tos pakeitimus atsekti, tai gal ir galima pasinaudoti, bet jeigu jau yra praėjęs laiko tarpas ir tas aktualumas pasikeitęs, tai matyt, reiktų iš naujo generuoti. Plius, sakykime, gal tie aprašymo duomenys renkami gali skirtis truputėlį, nes truputėlį yra kiti tikslai, sakykime. Čia yra tas europinis sąveikumas, reiškia, atsiranda dar tokie papildomi įrankiai. Matyt, šitie labiausiai klausimai, kadangi dar nėra ištestuota ant registrų centro ir sodros, kai bus ištestuoti, tai galėsim daug tiksliau parodyti ir atsakyti. Dabar galim tik daugiau taip teoriškai kalbėti šio klausimu. Manau, iš tikrųjų, artėjant link metų pabaigos jau turėsim daug daugiau atsakymų šitą klausimą. Bet turbūt, Ilma, ir matau kitą klausimą, tokį gan ilgą, tai gal čia matau klausė Jovita ir matau vieną ranką pakeltą, dar prie to prieisim. Ar bus perpanaudojami iš esmės rezultatai ar aprašai, ar jos bus kiek įmanoma vienodos su VADA projekto, VADA tvarkoma informacinė sistema. Principas išlieka, kiek įmanoma perpanaudoti tas specifikacijas ir aprašų reikalavimus, kurie yra, bet kai kurie dalykai, iš ties keisis. Tai gal taip, toks netrumpas klausimas, gal aš paprašysiu Martynai pažiūrėti klausimą detaliau. Prieš, gal Mantas Matau Zimnickas dalyvauja aktyviai iš komandos IVPK. Dar matau, Alvydas yra pakėlęs ranką, Alvydas Šimkus. Prašom. Sveiki.
Alvydas Šimkus iš Muitinės informacinių sistemų centro. Jūs minėjote, kad duomenų valdymo modelio sukūrimo projektas yra gan naujas. Sakėte, kad tik tai Vilniaus savivaldybė iki šiol bandė panašų projektą vykdyti. Suprantam, kad klausimai lygiagrečiai kyla ir dėl kitų panašių projektų ar susijusių kaip po VDA, bet yra dar vienas projektas, tai yra VMI metaduomenų bazės sukūrimo projektas, į kurį yra įtrauktos bent 4 institucijos, tai yra VMI, Finansų ministerija, Muitinės departamentas ir Sodra. Projekto vertė ten yra virš 6 milijonų. Ir iš esmės darbai ir užduotis ir tikslai matyti yra gana panašus. Tai yra sukurti ir tobulinti finansinių institucijų metaduomenų bazės programinę įrangą, metaduomenų bazę parengti įrankių skirtų finansinių institucijų duomenų valdymo procesui. Tai iš esmės galima numanyti, kad bent jau dalis darbų ir sprendimų tikrai sutaps, kartosis. Ir klausimas pirmas, ar jums žinoma apie šį projektą, ir antras dalykas, kaip išvengti veiksmų dubliavimo ir lėšų panaudojimo iš esmės tiem patiem darbam atlikti, tikslam pasiekti. Ačiū, Alvydai, labai geras klausimas. Nežinau, ar matėt, buvau vieną kartą prisijungęs į jūsų projekto tokį trečiadienio susitikimą, bet iš tikrųjų šiaip bendraujam jau nemažą laiką, sakykime, su VMI komanda. Esam net pasirašę tokį bendradarbiavimo susitarimą, ką jie naudoja, jie tą pačią spintą iš tikrųjų modifikuoja, reiškia, tų metaduomenų paėmimą. Yra dar neišspręstų tam tikrų klausimų, bet, reiškia, jie žino, ką mums reikia padaryti. Kokia yra problema, sakykime, problema ta, kad jie daugiau metaduomenų renka negu, sakykime, taip reiktų Europos Sąjungos tos reikalavimam, valstybės mastu, tie bendrieji, sakykime, yra tokie specifiniai ir plus, jie, aišku, jūs žengia dar tolesnį žingsnį ten apie procesus, bandot apsirašyti, tai aišku, čia būtų svajonė turėti valstybės mastu tas procesus aprašytus, bet ne šio projekto rėmuose, nes, sakykime, tai tikrai ne už tokias lėšas ir ne per tokį trumpą laikotarpį. Tai šitie tikrai projektai, tikrai komandos dirba tampriai, yra, manau, geras, nežinau, kaip čia angliškai žodis, vibas būtų, tikrai supratimas tarp komandų, gal prisideda, kad būtent VMI dirba ir buvęs VPK direktorius, su kuria daugelis VPK kolegų yra pažįstami, tai betarpiškai bendraujam ir sprendžiam tas problemas. Tai tikrai dubliavimo neturėtų būti, nes bent jau VMI projekte yra numatytas toks eksportas tų duomenų tokiais formatais, kaip reikia į centrinį duomenų katalogą, reiškia, duomenys sudėti. Tai va. O kaip išsivystys eigoj, nes pagal architektūrą, tai aišku, tas pagrindinis tiesos šaltinis turėtų būti centrinė metaduomenų bazė. Reiškia, procesus susistyguosim, svarbu, kad nesigautų tokia problema, kad, reiškia, metaduomenys skirtingi, ar ten skirtingo atnaujinimo yra skirtingose sistemose. Tai tą labai svarbu užtikrinti, bet tam ir dirbam, kad išspręstus klausimus. Ir tikrai mes ne pirmi, ten kai kurios ES valstybės ten jau virš 10 metų vysto tokius projektus, tai, kaip pasakyti, jau sprendimai yra net ir kai kurie net Europos komisijos siūlomi, ką galima daryti, tai tikrai šitas dalykas bus išspręstas. Tai tikrai ačiū ir žinau, kad muitinė tikrai turi daug labai duomenų. Tikrai yra ką veikti, tai tikrai dar bendrausim. Ačiū.
Čia turbūt, Ačiū Martynai, pridėčiau prie to klausimo, atsakymo į klausimą dėl DKTP.lt nepabijot, nes pats DKTP ar DKT škotai ateina, tai būtent saveikumas tarp duomenų žodynų, kaip duomenų katalogai yra tvarkomi, kokia struktūra, kas tai turėtų būti, ir su DKTP.lt specifikacijos kaip čia paplitimu ar įtvirtinimu, tas ir saveikumas tarp muitinės ar mokesčių inspekcijos ar kitų didesnių institucijų tvarkomų duomenų katalogų arba, sakysime, duomenų katalogų turėtų ir įvykti. Tai turbūt irgi link to judama. Martynai, yra klausimas, gal ir pačiam perduoti reikėtų dėl VDA susijimo su VDA iniciatyva, ar būtent ten atliekama metaduomenų inventorizacija, jau ne tik tai čia sąsajų panaudojimo ar priemonių, būtent su galimybė perpanaudoti iš to proceso su VDA projektu atliekamo metaduomenų inventorizavimo. Gerai, aš čia žiūriu, gal pabandysiu eilės tvarka keliauti per tos klausimus, kad nepraleist. Reiškia, Mindaugas prašo pakomentuoti plačiau, kokie duomenys, reiškia, visgi bus aprašomi pagal metaduomenų standartą. Tai aišku, svajoniai ar ten idealiam pasaulyje, tai būtų idealu visus duomenis tvarkomus aprašyti pagal vieningą standartą ir juos tvarkyti, bet tų duomenų kiekis yra labai milžiniškas ir realybė yra ta, kad prašomi tik tai pagrindiniai duomenys tvarkomi, reiškia patys svarbiausia. Tai kadangi tikslas, sakykime, pakeisti, reiškia, jungtis ateityje, pereiti prie to naujo OpenAPI-aus vieningos specifikacijos, tai aišku, visi duomenys, kur išeina iš informacinės sistemos į išorę, jie jau turėtų būti aprašyti metaduomenų kataloge pagal standartą. Ir taip pat, reiktų žiūrėti apie tos duomenis, kurie turi potencialą, kurie gali būti naudingi, reiškia, kitiem, jie irgi turėtų būti aprašyti. Tie kažkokie ten sisteminiai duomenys, transakciniai, jie, galbūt tam tikrais atvejais, tarkim, VDA gali būti, kad naudingi galėtų būti. Čia jau, aišku, kiekviena ta institucija, kuriai reikia tų duomenų, turėtų identifikuoti tą poreikį. Tai aišku, tie, kurie naudingi yra kitiem, jie turėtų irgi ateityje būti apsirašomi. Idėja yra tokia, kad vystant naujas informacinės sistemas, aiškiai, po truputį tobulinant esamas, po truputį tas plėsis apsirašymas pagal vieningą standartą. Ir bus daug paprasčiau ir projektuotojams, ir ypač kai keičiasi, būna žmogus išeina, tiesiog arba reikia kažką sužinoti, tai ieško įstaigoje dirbančio vyriausio žmogus ir klausia, ar tu ką nors žinai apie tą sistemą. Tai aišku, nėra to tęstinumo ir valstybės interesas yra maža, kas gyvenam neramiais laikais, tai gali reikėti tos duomenis, su tais duomenim pradėti dirbti visai kitiem žmonėm, ar ne, ten ekstra visokiais atvejais. Tai turi būti tas tęstinumas ir turi būti aprašymas tų duomenų, kad galėtų suprasti, kokie duomenys yra tvarkomi ir juos panaudoti. Tai dabar dėl kito klausimo tada... Klausia Marius Glebus, ar po projekto atvirų duomenų portalas ir RIS ir liks atskiri, ar bus sujungti? Geras klausimas. Šiaip, aišku, gal pasakykim taip, kad atvirų duomenų portalas, jisai toksai migruoja į duomenų, ir jo net domenas yra data.gov.lt, tai jau sakome, kad tai yra duomenų portalas, tai jis po truputį tam bus ir galima pasižiūrėti į Europos tą duomenų portalą ir matysite, kaip ten yra išspręsta ta uždarų ir atvirų duomenų, sakykime, klausimai. O RISR, tai jisai pasipildys tokiu papildomu funkcionalumu. Tai
ten turėtų atsirasti ir išmanių sutarčių valdymo komponentai. Tai aišku, mes čia turim įvairių dar vizijų ir idėjų. Ten kai kurios institucijos naudoja, tarkim, užduočių valdymui tam tikras sistemas, tai galbūt atsiras įkris užduotis tiesiog ten suderinti sutartis arba galės tam būti tokių įvairių įrankių, bet RISRAS taip pat dar turės tokią dokumentų rengimo automatizavimo priemonę. Reiškia, noras yra ir kad pirkimo dokumentai, kurie dažniausiai standartiniai yra dėl informacinių sistemų, tiek ir nuostatai, specifikacijos, reiškia, būtų rengiami kiek įmanoma ten, kur galima automatizuotai, sutartis irgi automatizuotai. Tai RISRAS daugiau tarnaus, informacinių sistemų, sakykime, tvarkytojam, tiem pagrindiniam, valdytojai irgi galės pasižiūrėti informaciją, galės developeriai, tai pavadinkim, kurie reikia, centrinis tas metaduomenų katalogas, jis turėtų būti kaip ir RISRO dalimi, tai ten bus patogi paieška, semantinė paieška, kur bus galima surasti reikalingus, reiškia, duomenis, kurie yra tvarkomi. Dar toks įdomus dalykas, kad atsiranda dabar tokios duomenų erdvės dar. Reiškia, čia iš ES ateina tokia iniciatyva. Tai pagal duomenų erdvės irgi bus galima ieškoti. Tai iš tikrųjų, RISRAS jis lieka, jisai toksai kaip pagrindinis, angliškai, tai žodžiu, registrų registras, paprastai tai yra vadinama. Ir dar atlieka jis tokia kaip, priežiūros funkcija, patikrina, ar pagal standartą tie duomenys aprašyti, validuoja juos. Ir, sakykime, jeigu kažkas bando apsimesti oficialią ten informacinę sistemą, tai, sakykime, RISRAS užtikrina, kad tie apsišaukėliai nepakliūtų, sakykime, ten. Tų įvairių bus tokių funkcijų įdomesnių. O tada ties kitų klausimų, tada reiškia, Jovita klausia, kaip metaduomenų inventorizacijos procesai institucijose, jų eiga bus derinami vykdant inventorizaciją pagal šį projektą ir dėl integracijos į VDA tvarkoma valstybės duomenų valdysenos jas. Ar projekto organizatorius užtikrins, kad inventorizacijos rezultatai galėtų būti panaudoti tarp projektų, ar bus laikomasi vienodos aprašų specifikacijos struktūros reikalavimų. Tai pirmiausia, ką galiu pastebėti, tai kad bus kuriama šių dviejų projektų priežiūros toks komitetas, kur būtent sprendžiami tie klausimai, kad nebūtų dubliavimo. Taip pat jau komandos yra susitikusios. Tai aišku, tik tai reiktų pastebėti, kad VDA poreikiai yra vieni, sakykime, iš Europos Sąjungos institucijų ateinantis, tai privalomi reikalavimai iš ministerijos, kur yra poreikis valstybei tos duomenis apsirašyti ir turėti, tai jie nebūtinai sutampa su VDA. Tai yra skirtingi tikslai. Tai reiškia, VDA nereikia, kad ten Latvis suprastų tą informaciją. Reiškia, Europos Sąjungai reikia, kad Latvis suprastų, kas tai per duomenys. Tai jeigu kažką, plus dar dalykas, sakykime, tai yra atvirais sąveikumo standartais yra saugoma ta informacija, tai yra ten RDF, XML, ten Shackle ir taip toliau, ta visa plokštė standartų, kurie yra suderinami. VDA naudojamas sprendimas, nežinau, jie patys galėtų pakomentuoti, bet kiek man teko skaityti patirtį, kad yra problemų dėl sąveikumo, tai
Tai reiškia, na ir plus dar paminėčiau, kad Europos, reiškia, komisija ir parlamentas labai nori pasiekti, kad Europa būtų nepriklausoma nuo kitų kontinentų vystomos programinės įrangos. Tai irgi tas svarbus momentas, reiškia, tai, ką galima bus panaudoti, tai tikrai bus panaudota, to, ko nepavyks, teks, reiškia, ją įgyvendinti. Bet kokia yra nauda, kad iš jau ką aprašysit per šį projektą, tai jau galės visi, reiškia, panaudoti, tai nesvarbu, ar jie naudos europietišką ar kitokią programinį įrangą, reiškia, jiem bus daug paprasčiau dirbti ir, tai tiesiog jūs susitvarkysit savo daržą, o nebus, kad kažkas tvarkosi, reiškia, jūsų daržą pagal savo taisyklės, kitiem reikia vėl, tai jie vėl pagal savo. O čia bus vienodos taisyklės ir tiesiog visiems sutaupysim ateity laiko. Gerai, gal užbaigsiu savo monologą. Dėkui labai, Martynai, išsamei atsakei į klausimus. Jeigu toliau būtų kokių klausimų ar pasiūlymų, tai iš tiesų lauksime konsultacijose, kurios yra numatytos. tą detalią informaciją pateikėm. Dar kolegų paprašysiu į chatą įdėti nuorodą į bendrai projekto tinklapį, kur dabar dar pildoma, bet kur bus teikiama informacija toliau apie patį projektą. Ir šiandien, kadangi laikas baigėsi, ačiū labai visiems už dalyvavimą, ačiū Martynai ir anksčiau Tomai už pristatymus, ačiū taip pat ir EY komandai dalyvavusiai, prisidėjusiai prie šio renginio pasiruošimo. Dirbame toliau. Geros dienos. Ačiū labai. Geros dienos. Ačiū. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero.